Šiandieną pristatysime Canon PowerShot SX130S. Modelis anonsuotas 2010 m. rugpjūčio 19, jei jau taip tiksliai. Jis keičia Canon PowerShot SX120. Gaila, šiuo metu neturime jo šalia ir negalėsime palyginti bent jau išvaizdos ir korpuso, bet savybės pasistengsiu apžvelgti gan išsamei. Išvaizda. Fotoaparatas nuo kitų skiriasi galbūt savo šiek tiek aptokiomis formomis. Tai yra nėra kampuotas, laikyti rankoje yra gan patogus. Fotoaparato objektyvas yra šiek tiek išsikišęs, tad ir išjungus šis Canon SX130 galbūt netgi ir lentynoje atrodo gan solidžiai. Pats korpusas ir dydis yra tarsi tarpinis variantas tarp ypač kišeninių vadinamų fotoaparatų kompaktinių ir didelių, su aišku milžiniškomis galimybėmis. Jis yra puikus variantas ieškantiems kelionėse ar buityje tiesiog įsidėti į rankinę ir išsitraukti ir nufotografuoti kažkokį tai įdomų kadrą. Kitoje pusėje mes randame 3 colių LCD ekraną, kuris ne tik leis gerai peržiūrėti nuotraukas, gan akivaizdžiai pamatyti rezultatą, bet to yra ryškus, tai yra 230 000 taškų. Blikstę reikia atidaryti visgi rankiniu būdu, tai yra nėra jokio iššaukiamo mygtuko arba man nepavyko greitai rasti, todėl ją turim tiesiog atidaryti arba uždaryti. Jei fotografuojant fotoaparatas manys, kad reikalinga būtent blikstė, jis tiesiog jums užrašys laisvu vertimu, tai būtų pakelti blikstę. Patys mygtukai yra išdėstyti gan patogiai, dėl to nesudarys kažkokių nesudėtingumų juos pasiekti ir panašiai. Savybės. Fotoaparate yra 12 milijonų efektyvių taškų, tačiau nieko tai nestebina, tai tiesiog gal natūralu. Tai nėra nei pliusas, nei minusas. 28 plataus matymo kampas yra pagerėjęs lyginti su praėjusiu modelio SX120, taip pat fotoaparato viduje sumontuotas Digi4 kokybiškas procesorius, bei tampanti tradicija Canon modeliuose, tačiau labai efektyvus dalykas, tai yra image stabilization, tai yra stabilizavimo sistema, bei be abejonės 12x optinis priartinimas. Kas tikrai pastebima, kad pagerėjo filmavimas, šiame modelyje jau yra HD filmavimas, netgi su stereo garsu. Filmavimo nepasieksime kažkokiu tai mygtuko paspaudimu, reikės pasirinkti būtent ratuko pagalbą. Filmavimo metu galimas optinis priartinimas, bet greitai su juo negalima pažaisti ir panašiai, vaizdas gan sunkiai išryškėja, fotoaparatas gan lėtai reaguoja į filmavimo vietos pasikeitimą. Tačiau kokybė tikrai nustebino palyginus su praėjusiu modeliu. Į 4 GB kortelę pavyks nufilmuoti apie 23 minutes, bent jau mums tai bandymo metu pavyko. Valdymas. Apie mygtukus jau kalbėjau, pats meniu yra intuityvus, gal šiek tiek pradžioje sunkiau buvo, bet per pusvalandį, kiek turėjome laiko išbandyti šį modelį, pavyko gan greitai suprasti. Nieko sudėtingo ar nieko kažkokio neįprasto, neaiškaus nepavyko rasti, taigi viską tiesiog lengva priprasti. Minusai. Koks fotoaparatas, jeigu nebūtų minusėlių, tačiau kaina tikimės, kad bus apie 800 litų. Dėl didelių reikalavimų nekeliam. Be abejonės, sensorius galėtų būti didesnis, šviesesnė diafragma, geresnis filmavimas, galbūt šiek tiek lengvesnė vartotojo sąsaja, tačiau bandymų metu pamatėm, kad tai yra tikrai greitas fotoaparatas, nuotraukų kokybė gan nebloga, netgi prie didesnio jautrumo, apie 800 atrodė tikrai nuotrauka dar
vartojimą ir galima ją atsispausti ir įsidėti į albumą. Trumpai apibendrinant, solidus, kokybiško korpuso, su pirmtaku platesnis matymo kampas, didesnis optinis priartinimas, geresnis filmavimas, netgi patogesnis fotoaparatas pasirodys rugsėjo mėnesį.